Sakočiai. Kūro rūšį vėl pakeitėm į grikių lukštų granulės, todėl kad jos 100 eurų kainuoja toną. Avižų tona kainuoja 200, tai mažiausiai. Tai pakeisti teko atgal. Nu, ta prasme, vėl pirkti, kas pigiau yra. Tai šiandien Petras pradės drifterio karjerą. Parodysiu jums, nuo ko prasideda driftinimas. Važiuosime į Vilnių. Driftuot gatvėj, kaip sakantis, būsit nusikaltėliai, jeigu tai darysit. Tai driftuot pradedama yra aikštelėse. Tai vat mes ir nuvažiuosime į aikštelę. Pažiūrėsim, kaip tai atrodo. Driftas. Drifto pradmenys, ne driftas, kitaip sakant. Kai tiesiog susirenka žmonės ir jie ten, nu, imituoja driftą. Bet iš principo to nepraėjęs. Kaip tu išmoksi? Neišmoksi niekaip. Tai turi praeiti tokius dalykus. Niekas, oi niekas, nu, apart komentatorių, negimė mokėdamas. Tai nepamirškit ir to. Labas rytas. Va, su visais bumperiais bandysim užlipti ant tralo. Ir pažiūrėkit, kaip užsiveda šaltas. Anas, kai vedėsi su ana programą, tai sakė, taip turi būti. Paskui sušyla pasigauna. O čia kaip laikrodukas dirba. A ne? Oi, gera mašina. Oi, gera mašina, kokia bus kažkieno. Nu, pažiūrom. Oi, kaip čia. Milimetrais, bet tai tu praeit. Nu, o kad ir biški kliustai, nieko baisaus. Gal biški plačiau, jeigu šitą pastatysiu, tai tada bus visai gut. Ir biški į tą pusę reikia. Nu, bumperis tai nekliūna, o kliūna mano slintuvas pagamintas jau gofrai šakės. Reiks kitą daryti vėl per naują. Bais kliūna. Nu jau čia tokia žemumą ta mašinėlė. Ir jau kaip driftui tikrai padaryta. Bolidas pakrautas. Einam pas avis. Paklausim, ko jos ten tai bliauna visą naktį. Dabar jau biškį apmažėjo bliovimas, bet... Na, kūmė. Dar ir bliovimo bent kiek. Yra. Šiaip tai šitie neturėtų aviokai bliaut. Suskėnai, labas rytas suskėnai. Kaip sekasi suskėnam? Gerai, viskas dien geriau ir geriau. Suskėnai, sveiki. Aha, laba diena. Nu, čia dar turim bliovimo. Oi, kiek daug bliovimo dar. Nu, tvoroj. Tvoroj nėr. Ir įsivaizduojat, kiek žmonės šiukšlių išmeta laukuose ir paskui tu juos šienaudamas susirenki. Čia tas šienas nuo Piliakalnio, tos žemės naujos ten ilgai nebuvo šienauta, tai kiekvienam rulone bent po 10
Bent po 10 buvo šito nuo butelio. Siaubas. Labas. Labą dieną. Papa, atvažiavom. Sakė, bus duobėta biški. Duobėta tai rali būna, driftė nežinau, ar gerai, kai duobėta, nu bet reikia visur pavažiuoti, viską pabandyti ir tada, kad turėtų aiškumą, supratimą, ko tikėtis. Ir tikrai ne visi pradeda nuo pro lygos. Dažniausiai tai pradedama yra nuo tokių aikštučių. Tai trasa atrodo taip. Taip, neaiškiai. Taip, startas čia. Aha, startas ten čia. Duobės. Tada ten. Ten. Tada ten. 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 Ir grįžti irgi per čia pat reikia. Nu jo. Tai palaukit, tipo pro čia reikia. Nereikia čia. Taip, tai čia irgi išoriai. Galų reikia siekti šito. Ir tik šitas vienas sakė, vidum reikia nosimi siekti šitą daiktą. Jo, danga tai tokia, žinokit, ne kažką. Visiškai ne kažką. Net stipriai ne kažką. Nu bet pabandysim porą padangų. 3 turiu komplektus padangų. Sušersim juos. Baisiausia tai ne padangas, baisiausia tai va šitie va dalykai va. Nulūžę šakių varžtai. Čia irgi galima šitą pasiekti. Taškų papildomų gauti. Tai pas mane trasa, jeigu išlėkėt iš trasos, tai į sniego biškį pusnelę atsirėmėt arba tiesiog į pievą nuvažiuot. Čia jeigu išeini į išorę, tai tavęs laukia nemalonumai. Paprašiau, kad papaišytų nors kiek šitos klipinimo pointus, kur tu turi tą dalį, tokia vat juosta yra čionai. Įsivaizduojama jinai kol kas yra ir ją turi iščiuošti visą ir tada keist kryptį automobilio, siekti tos juostos, tada tęst kryptį tos siekti, bet jau negalu, o nosim tą visą išpiešti turi ir tada vėl grįžti tenai, pasiekti su galu ir čia vat tą klipinimo pointą irgi turi iščiuošti su galu. Greičiau bėgam žiūrėti, kas čia vyksta. Išmokta, ček, bandom. Nu, padaryti kokie 5 ranai.
padangų nieko neliko. Ir iš karto, va, išgirdo, kad Petras gazuoja mieste. Iš karto Media Crew prisistatė. Padaryti dar 5 važiavimai, naujos padangos čia buvo. Dar vieną kartą operatorių važiuoju. Prasuku, dedu dar 2 turiu ir jau baigsis diena. Žiūrėk, greitai dyla. Nušiurkštus asfaltas, tai va ant tokį įsivaizduokit, švitrinio popieriaus. Dar turanai. Nu, aš tai jau keisiu, bet jeigu jų paklaustumė, tai jie sakytų, tu kur tu dar gali važiuoti? Čia jau pasišiaušia net plaukai šitai padangai. Dar 2 nauji sausainiai. Varom, drošim ir kanapę. Ką vakare? Kolega rodom va tokį gestą, ką jisai reiškia, pasakykit man. Viens kitam tai parodom ir tada sakom taip ir važiuojam. Ir viskas baigėsi, visos purgos. Šiukšlės susirenkam, nepaliekam. Trečių važiavimų iš karto nukalė galą man. Nepavyko man nieko šiandien normaliai pagainiot. Kažkaip tai.
Tai va, tai išbandyta. Toks driftas išbandytas. Čia kaip žaidime. Misija įvykdyta. Darom sekančią misiją, atidarinėjam. Viskas sukrauta, drift karas, ratai čia ne bagažiniai, duslintuvas irgi čia įkištas atgal. Tai kaip sakantis, pirmas levelis, ar čia jau antras skaitosi, pirmas levelis tai prasideda nuo mašinos, kai gauni mašiną, nusiperki, dovanų gauni kažkas tokį. Antras levelis, kai pradedi trošti aikštelėse, tai antras levelis completed. Viskas taksi namie. Damages. Duslintuvas. Sakiau, kai numušiu ar nukris, tai tada ir sutaisysiu, tai reiks privyrinti tenai, kad jisai čia nemaskatuotų, nekliūtų daugiau niekam. Duslintuvas, bamperis, 6 padangos, į minusą nuėjo ir viskas. Bamperis palūžo, bet jau tie bamperiai tam ir skirti, kad palūžtų. Svarbu, aš nepalūžau ir variklis nepalūžau. Gerai. Kas toliau? Toliau kitos pramogos. Ir paskui sekantį sekmadienį Ukmergėj miške kažkur dėsim skersą. Prieš pat operaciją ir tada operacija ir tada biškai turbūt pailsio. Labas rytas, avys storos. Ir plonos, ir storos, ir visokios kokios. Ten mė sako? Kur mė? Čia mė? Aha, mė, mazas. Mazas mė, kelkis. Kelkis, mazas mė. Va čia. Štai. Aha, štai, ieškok. Ieškok, va čia. Čia tavo valgykla bus. Vakar atsivedė 2 vaikus ir pieno neturi mama ir net neatsikelia tokia nuvargus. Prašau, tu nesimuistyk, o valgyk. Oi. Va šiandien nuo ryto priimtas gimdymas vienas. Biški užsisukęs buvo viena koja taip pat, bet lyg tai gerai. Ir tas visą laiką, toks, nebaisu, bet tiesiog nejauku, kai trauki ėriuką ir trauki, jeigu vieną koją, tai už vienos kojos ir už kaklo ir biški trakšt kaklas ir galvoji. Ar viskas jam bus gerai, ar... Nes žmogui, kai būna trakšt, tai dažniausiai būna blogai. Ta prasme, su sveikata. O čia, panašu, kad viskas gerai. Bando keltis. Mama prausė jį, ir gerai. Šitas jau visas galima būtų paleisti. Čia tokie 2 coliukai buvo, mažuliukai visai. Vienas. Ir va šitas jau ilgai čia savaitę, tai tikrai jisai čia ir jau strakalioja jau. Toks bus nelabai didelis aviukas, bet aviukas, ane? Toks labiau į šuniuką to panašus. Mažuliuką tokį šuniuką. Mažieji strakalai, gal ir jūs jau eikit? Jau taip gražiai strakaliojat jūs, kaip dideli aviukai. Išdykaujat. Išdykę jūs esat visi. Me, balselis, tai prabliovė balsą. Ką, suėdė miltus, ne, dar yra biskį. Tai visgi išvertimą negerai padarė, todėl kad ne vienodai vis tiek dyla vidinė pusė labai. Šitą padangą dar netaip matosi kažkodėl, bet vis tiek matosi.
O ana padanga labai matosi, kad vidus vis tiek labai stipriai dyla, o išorė dvigubai mažiau. Tai teks perdarinėti, nes taip yra padangos švaistomos. Ir sukibimo neturi pilno, todėl kad šita dalis mažiau sukimba negu šita dalis. Tai turi pilnai būti jau tiesiai. Nors nežinau, gal aš čia pats pasisuksiu truputuką. Šiandieną mums reikia pasiruošti, pasidaryti viską, kad visą savaitę galėtų viskas prabūt be manęs. Išvažiuoju slidinėti, kitaip sakant, tai turiu vieną dieną, kai viskas sudėliot, rulonus padėt avim tiek, kiek reikia. Jau surūšiuotos jos ten, kur turi būt. Dar biški, tos mamas, kurios neatsivedusios, dar perskirstysim biški kitaip ir tiesiog, palieki ir ką, vanduo yra, maistas yra, viskas kojom daugiau reikia. Morališkai palaikyti, apseis, kai grįžu, tada palaikysiu. O slidinėt, sakiau, šiemet nevažiuosiu. Pernai sakiau, tai pernai ir nevažiavau, o šiemet jau nauji metai, tai važiuosim paslidinėt. Labai trumpam, toks super trumpos atostogos. Tiesiog užsidėt varnelę, linksmai praleisti laiką, pabūt kalnuose ir užsidėt varnelę, kad buvau slidinėt. Ką tai galėtų reikšti? Kaip jūs įsivaizduojat, kas čia buvo? Buvo įlindęs, ko gero, pagal pėdas, tai aviokas mažas. Gavo per skūrą ir kur jisai dingo, turbūt lapiokas nunešė jau jį. Ir ta prasme, aš nežinau, gal jūs žinot, kaip to išvengti. Kaip? Niekaip, niekaip neišvengsi to. Vailų aviokų lendančių į tvorą. O, žiūrėkit, kas sugrįžo. O, geras. Net ir kopėtėlę sutvarkė. Ačiū. Pats nesugebu gimatas sutvarkyti. Buvau sulankstęs kopėtėlės. A naujų nenorėjau pirkti, nes vis tiek sulankstysiu. Tai paėmė vyrai ir sutvarkė dojaus. Dojaus vyrai sutvarkė mano lizinginį traktorių. Čia kažką tai sakė, ten tvarkė, žiūrėjo, reguliavo įvaržas kažkokias, tai kažką tai nežinau. Žodžiu, viskas, traktorius paruoštas, tepalai pakeisti, filtrai pakeisti, paruoštas darbui. Atnaujinti monitoriai ir jo. Dabar tik darbuotojo reiks įgalaus vairuoti traktorių. Ir žodžiu, grįžęs iš poslydžių, šeštadienį turėčiau sekmadienį važiuoti į antrą gazaciją, į trečią jau misiją, į trečią levelį. Tai reikia susitvarkyti iki kol dar laiko yra. Žinau, čia gal pritvirtinti reiktų, bet gal ir nebūtinai. Klausykit. Žvėris, ane? Čia yra greičių dėžė ir iš jos tepalas taškus ir aš galvoju, kodėl. Tai va dabar sugalvoju, po šitų pasivažinėjimų sugalvoju, čia va gal šitas.
Išsuku ir opa. Čia turėtų nebūti skylės. Čia yra laisvo bėgio daviklis. Ir jisai yra pabėgęs iš čia. Ir per šitą skylę visą tepalą, nu gal ne visą, ištaškė, bet ištaškė tepalą. Galima būtų varžtuką įsukti, bet turiu kitą, iš kitos dėžės daviklį. Įsukam atgalios. Tai dabar ir tepalą ten biškį trūksta. Turiu tik automatinių dėžių revitalizantą, bet iš principo, tai aš manau, jisai yra revitalizuoti viskam, nu, metalui, ta prasme, tai ir ten automatinė ir neautomatinė. Vaiva turiu ir manual gearboxas. Taip, tai šaut galima gal 2 net. Iškart, nes važiuojant pradėjo sunkiai bėgiai jungtis. Užteks vieno. Vis tiek greičių dėžės amžinas yra. Pradėjo sunkiai bėgiai jungtis ir galvoju, kodėl, kas čia dabar, ar tas shifteris kažkas jam atsitiko, ar kas tai, greičiausiai, kad biškį tepalo mažokai dėžiai buvo. Tai papildom tepalo ir turėtų būti gerai. Ir buvę užklausimų, ar tik per daug nebus. Nu, nežinau, aš abejoju, kad gali būti per daug gerų dalykų. Va, sėkmės tau ir sveikatos, greičių dėžiai, linki Hado. Nu va, papildyta tepalais. Gali būti, kad netokie ten pagal visus reikalavimus eina, bet jie vis tiek amžini ir dėžės amžinas ir šiaip iš tikrųjų tai nieks nekeičia. Pavyzdžiui, šitam daiktui, kaip ten, Old Life Warranty yra greičių dėžės tepalas. Nereikia tipo niekada keisti greičių dėžės tepalo. Nu įdomiai, bet turbūt reikia nepamiršti, kad skaičiuota yra 5 metai tik tai galiojimas mašinos. Tai viskas. Šitas paruoštas, tik tai reikia užmaut kaliošus naujus užsidėti ir galima gal užatgazuot. Čia tokios padangos dar Chebra sakytų, oi, tai čia drož dar ir drožties. Nu gal, nežinau. Nu, va, netgi bamperis vietoj, viskas paruošta, galima bus grįžus šokti ant ralo ir lėkti toliau gazuoti. Nes labai norisi gazuoti. Tik norisi greičiau, ten labai jau ta misija buvo tokia nuobodi. Nu, aišku. Iš pradžių tai įdomu buvo. 5 ranus. O paskui, nu norisi, trečiuko, kad pjaut reiktų jau tą. Nes ant tų tokių, tokius mažučių, tokių trumpučių. Šitų posūkių, tai, tai aš jau 15 metų praėjau šitą mokyklą. Kai dar būdavo tie laikai, kai gatvėse kitaip biški būdavo, kai dar nieks filmuoti nemokėjo, neturėjo su kuo filmuoti. Tai kitaip būdavo. Ja, nepagautas nevagis tada būdavo. Nu, kur mano slidukės su batais? Štai mano slidukės su batais vietoj. Imsim šį kartą vienas tik tai slidas, nes pauderio kaip ir nėra liktai. Čilina aviokai, sugriuvę visi, kaifas lauke.